Liucija Teodora Mikučionytė. Indigo. Per 1854 metų Klaipėdos gaisrą čia buvęs verslininko Heinricho Šlymano prekių sandėlis stebuklingai nesudegė. Išgelbėtos prekės buvo indigo, mėlynos spalvos dažai, kuriuos šiandien matome visur aplinkui džinsų pavidalų. Džinsai sovietmečiu, taip trokštama ir sunkiai prieinama mados prekė, į Lietuvą nelegaliai patekdavo ir per Klaipėdos uostą. Vakaruose mėlyni džinsai buvo ir maištingo jaunimo, ir laisvės, ir kovos už lyčių, rasinė bei socialinė lygybė simbolis, ir protestų prieš karą bei smurtą moterų atžvilgių atributas. Dėl didžiulio paplitimo jie tampa masinių protestų ženklų ir mūsų amžiuje, ypač ten, kur draudžiami bet kokie maišto prieš autoritarinius represinius režimus simboliai. Nufotografuok čia kuo daugiau džinsų ir įkelk į šį tinklapį.